Labadiena, malonūs žiūrovai, kviečiu žiūrėti svarbiausių krepšinio aktualijų apžvalgą. Spalio 24-ąją Vilniaus Vulfs ekipa žaidė pirmąsias savo namų rungtynes Europos taurėje ir priėmė iki tol be pralaimėjimų žygiausią Stambulo Bešiktaš ekipą. Likus žaisti 45 sekundės, šeimininkai turėjo 7 taškų deficitą. Atrodė, kad gresia trečiasis pralaimėjimas iš eilės. Tačiau Vilkai panaikino šį deficitą ir neįtikėtinai triumfavo rezultatu 90-88, bei taip atidarė pergalių sąskaitą Europos taurėje. Šį rungtynių didvyrių sostinės komandoje tapo Trišadas Trubanas, kuris likus žaisti keletą sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos 2 taškų persvėrė rungtynių rezultatą. Trubanas antradienio vakarą sužaidė karjeros rungtynes Europos taurėje ir buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose. Jis pelnė 31 tašką ir dvikovą baigė su 37 naudingumo balais. Šias rungtynes Vilniaus Evijas Lušins Group arenoje stebėjo daugiau nei 8200 žiūrovų. Tarp krepšinio aistruolių buvo galima išvysti ir krepšinio, futbolo bei pop muzikos žvaigždės. Kitame ture Europos taurės debiutantai kovos su Liublianos Olimpija. Tai nutiks spalio 31-ąją. Pagal dramatišką scenarijų susiklostė ir kito Lietuvos klubo rungtyniaujančio Europos taurėje Panevėžio Savitbet Lietkabelio namų dvikova su Trento Dolomiti Energija ekipa. Pastaroji iki šio turo neturėjo pergalių savo sąskaitoje, o pirmąjį iškovojo pačiu dramatiškiausiu būdu. Palaužė panevėžiečius po Queeno Eliso metimo 93-92. Likus mažiau nei 5 minutėms svečiai dar pirmavo 10 taškų skirtumu, tačiau lemiamą šturmą pakilę panevėžiečiai taip surakino varžovų puolimą, kad Trento ekipa beveik 5 minutės nepelnė nė taško, o patys šeimininkai atsakė 11 iš eilės. 8 iš jų pelnė Gediminas Arelikas, kuris persvėrė rezultatą likus 4 sekundėms. Tačiau tuomet Queenas Elisas pataikė pergalingą metimą ir panevėžiečiai buvo priversti pripažinti varžovų pergalę. Tik kartą per 4 turus kol kas laimėję Roberto Štelbacherio auklėtiniai B grupėje šiuo metu užima 8 vietą. O šiemet Europos taurėje atkrintamąsias žengs 6 geriausios grupės komandos, o pirmos 2 iš jų pateks tiesiai į ketvirtfinalį. Panevėžiečiai lapkričio 1-ąją išvykoje susitiks su Gran Canarijos Dreamland ekipa. Apie šią dvikovą papasakosime kitą kartą. Rungtynės su Trento ekipa buvo paskutinės, kuriuose dar vadovavo Robertas Štelbacheris. Lietkabelio komanda iškart po pralaimėjimo strategą atleido, o jo vietą perims senas geras Panevėžio pažįstamas. 5 metus Lietkabeliui vadovavęs serbas Nenadas Čanakas, kuris šio sezono pradžioje treniravo Ankaros Turk Telekom ekipą. Spalio 27-ąją šią naujieną pirmasis paskelbė basketinių žurnalistas Jonas Lekšas. O kai jau žiūrėsite šią laidą, ši naujiena ko gero bus patvirtinta oficialiai. 19 kartą iš eilės Kauno Žalgirio areną sausakimšą išpildė sirgaliai penktadienio vakarą pamatė tik antrą kauniečių pralaimėjimą šį sezoną. Eurolygos 5-ojo turo rungtynėse pergalę šventė Valencijos krepšininkai. Atletiška ir fiziška Ispanijos komanda dominavo visos dvikovos metu ir nustelbė puikiai sezoną pradėjusius žalgiriečius 87-72. Nors praėjusią sezoną Kazys Maksvytis laimėjo apie tarpusavio dvikovas prieš jo oponentą Aleksą Mumbrų, bet jau pirmoje šio sezono tarpusavio akistatoje Mumbrų buvo pranašesnis už Žalgirio strategą. Jau po pirmųjų 2 kėlinių Valencija pirmavo daugiau nei 20 taškų skirtumo. Nors Kenanas Evansas šiose rungtynėse buvo rezultatyviausias ir pelnė 18 taškų, pralaimėjimo išvengti nepavyko. Jau lapkričio 2 Nemuno saloje lankysis vienintelė Eurolygoje dar pergalės neiškovojusi komanda. Tai Villeurbanne Asvel. Apie dvikovą su šia ekipa papasakosime kitą kartą, o šiandien atsisveikiname. Viso geriausio!